Norėtume pristatyti rangos. Smėlės, valdomas. Čia generolo Silvestro Žukausko padalime pristatome Krašto apsaugos ministerijos kartu su NATO vystomą infrastruktūros projektą. Labą dieną. Na, jūs ko gero įsitikinot, kad pokyčiai gali ateiti labai greitai, nes man pačiam teko būti čia šiek tiek daugiau negu prieš 2 mėnesius ir kartu su NATO generaliniu sekretorium. Ir ko gero iš jūsų dalis matė, dar statybos buvo tik tai numatomos šitose vietose, o dabar jos jau vyksta dideliu intensyvumu. Iš ties žadame investuoti iš viso kartu su NATO pinigais 150 milijonų vien tik tai į šias statybas ir pagrindinis jų tikslas yra priimti, ne tik pagerinti poligono infrastruktūrą, kas natūralu ir taip įvyks, bet ir priimti NATO itin greito reagavimo pajėgas, kurios atvyksta į įvairias šalis. Yra tokie planai esant reikalui, esant krizėms, dar iki bet kokių karo veiksmų, nes jos reaguoja labai greitai, tai yra valandų laikotarpį iki 24 valandų ir turėtų galimybės efektyviai, greitai išsiskleisti ir jeigu reikia treniruotis, turėti geras tarnybos apgyvendimo sąlygas. Įgyvendinu šitą projektą, esu įsitikinęs, kad poligonas taps vienu moderniausių Baltijos šalyse. Čia statomos pirmosios kareivinės, iš viso numatomo keli blokai kareivinių, kurių užteks priimti iki 2,5 tūkstančio karių. Iki 2,5 tūkstančio karių ir šią infrastruktūrą naudosis be abejo ir sąjungininkai, ir Lietuvos kariai. Ką dar norėčiau paminėti? Aš manau, kad svarbu, kad šios projektus įgyvendina ir mūsų nacionalinės kompanijos, stambi kompanija, Merko statyba, matau ant jūsų šalmų pavadinimą. Ir aš manau, kad įgyvendino šį projektą šioje vietoje, greta įgyvendinimų kitų projektų, kaip Rūdninkų poligonas, Lietuva turės jau savo pajėgumams ir sąjungininkų pajėgumams tinkamą ir reikalingą infrastruktūrą, nes kiekvienas šis įgyvendintas projektas, kiekviena sukurta nauja galimybė yra ir atgrasimo galimybių stiprinimas. Ir atgrasimas, kolektyvinė gynyba yra mūsų svarbiausi prioritetai. Turiu pasakyti, kad 10% gynybos biudžeto šiuo metu yra skiriama karinės infrastruktūros plėtrai. Šie objektai turėtų būti pastatyti iki 25 metų pabaigos, nes objektų tikrai yra ne vienas, čia daugiau ko gero negu 10 objektų yra. Ir aš manau, kad jau minėjau, kas yra svarbu, kad tie 150 milijonų tai dalinasi beveik pusiau, pusė yra NATO lėšos, kita pusė yra mūsų nacionalinės lėšos. Taip kad ir Lietuva investuoja į NATO aljansui reikalingos infrastruktūros stiprinimą. Tai dėkui. Ačiū. Sveiki visi. Visada labai malonu pranešti apie dar vieną projektą, kurio plečiama infrastruktūra Lietuvos kariuomeniai ir sąjungininkams, prisidėsianti prie sąjungininkų pastiprinimo greito ir sklandaus atvykimo, kas ypatingai šiomis grėsmių aplinkybėmis yra esminis klausimas. Sąjungininkai, buvimas NATO, kaip ir žinote, yra mūsų saugumo garantas. Na ir šiuo projektu pagerinsim priimančios šalies pajėgumus, apgyvendinant tos pastiprinimus. Na, šalia to, kad karys
gyventų geromis sąlygomis, jis dar ir turi treniruotis, tad labai didelis dėmesys skiriamas ir poligonų plėtrai. Šalia to Lietuvos karys be abejo išlieka mūsų pagrindinis dėmesys, kadangi tai yra Lietuvos gynėjas. Na, jam irgi gerinamos šiuo projektu sąlygos ir ieškome visą laiką to balanso, tos formulės, kaip šalia sąlygų treniruočių ir apgyvendinimo sąjungininkam gerinimo skirti atitinkamą dėmesį ir Lietuvos kariams. Nes motyvuotas, gerai parengtas Lietuvos karys yra ne tik, kad geras gynybos pajėgumas, bet ir garantija, kad sąjungininkai atvyks ir integruosis petys petin kartu su mūsų kariais ginti Lietuvai. Dabar jau statybos, reikia iš aplinkos ministerijos statybų kontrolės į krašto apsaugos ministeriją. Jo, šie metai iš esmės akcijų.